Norėdami patekti į įvykių komponentą, spauskite kalendorius bei pasirinkite įvykiai. Taip matysite visą įvykių sąrašą. Čia galite peržiūrėti savo įvykius, visus įvykius bei praėjusius įvykius. Įvykis tai yra darbas, kuris vyksta iš anksto numatytą laiko tarpą tam tikrų laikų. Norėdami sukurti naują įvykį, spauskite naujas įrašas. Įrašę pavadinimą, įvykį galite priskirti konkrečiam kontaktui ar projektui. Pasirinkę įvykio kategoriją, galite įrašyti įvykio vietą, pasirinkti atsakingus asmenis. Jeigu įvykis yra privatus, galite tai pažymėti varnele. Pasirinkite įvykio pradžios bei pabaigos datą. Jei tai įvykis vykstantis visą dieną, tai galite pažymėti varnele. Įvykis gali būti pasikartojantis. Norint tai nustatyti, pasirinkite periodiškumą, taip pat datą, iki kada šis įvykis turėtų būti kartojamas. Jeigu norite, kad prieš prasidedant įvykių sistema jūs apie tai primintų iš anksto, tai pažymėkite priminimų skiltyje. Ir spauskite išsaugoti ir uždaryti. Sąraše paspaudę ant įvykio pavadinimo, atversite įvykio kortelę, kur galite palikti komentarą. Taip pat peržiūrėti, kaip įvykis atrodė anksčiau, jeigu buvo daryti kažkokie tai pakeitimai.